Knygos per 5 TV – tai erdvė, kurioje susitinka rašantieji knygas, kuriantieji skaitimo puoselėjimo tradicijas bei prijaučiantieji kokybiškai literatūrai. Tai vieta, kur žmonės dalijasi patirtimi, įspūdžiais ir rekomendacijomis apie perskaitytus bei atrastus kūrinius. Laidoje jūs laukia ne tik pokalbiai apie knygas bei reportažai iš svarbiausių literatūrinių renginių. Knygos per 5 TV – tai tavo gerų knygų gidas. Algimantas Čekuolis ryžosi parašyti autobiografinę knygą, kurioje atsako į įvairiausių vertinimų iki šiol sulaukiančius klausimus apie savo gyvenimą ir karjerą. Apie naujausią knygą Generolo sena karvė istorija atvirai su jos autoriumi. Gerbiamas Algimantai, daugelis viešų žmonių savo gyvenimą slepia po 9 užraktais, o jūs štai visai Lietuvai nusprendėte atsiverti. Kuo mus nustebinsite? Aš nedovanoju, o dalinuosi. Antra, nesiruošiu nieko nustebinti. Biografiją šiaip rašyti vien apie save būtų klaikiai nuobodu skaitytojui. Rašančiam galbūt, oi kaip aš su smėliuku žaidžiau, ai kaip aš pirmą kartą pabučiavau. Jam atrodytų labai įdomus dalykas. Bet jūs ir aš žiautumėm kaip arkliai. Tiesa. Aš pažiūrėjau, kad taip supuolė, kad mano sąmoningas gyvenimas sutapo su audringiausiu Lietuvos gyvenimu. Tai sutapo su paskutiniais nepriklausomos Lietuvos metais tada. Ir šeima buvo gan aktyvi. Tėvas šaulys, jauna lietuvės, motina šaulė, jauna lietuvė. Įsivaizduoju tokią visą aplinką. Paskui Vilniaus grąžinimas, gavimas, paskui sovietų okupacija, paskui vokiečių okupacija, vėl sovietų okupacija. Kodėl apie tai kalbu? Todėl, kad supratau, kalbant apie save, jeigu mokėti atmesti, tikrai banalius dalykus, tai išeina Lietuvos istorija to labai svarbaus laikotarpio. Ką atmečiau? Nors leidykla labai prašė, kad rašyti apie meilės, apie moteris. Bet man kaip tik pasirodė, kad iš vienos pusės nelabai taktiška. Dauguma iš jų gyvos. Gerai, vardus galima pakeisti, galima neminėti, bet iš aplinkybių žmonės supras, apie ką kalba. Tai viena. Antra, o kam iš tikro tai rūpi svetimos meilės? Ir jums, Aida, ir man rūpi tik tai mano meilės, o ne svetimas. Kodėl autobiografijai parinkote tokį pavadinimą? Aš pamėginsiu neatsakyti, o užuominę. Todėl, kad buvo toksai mano laikinas slapyvardis. Ir ne šiaip generolas, o tarybinis generolas S. Karvė, Portugalijoje. Aš taip pasirašinėjau įžūliai, dachališkai. Tai buvo mano špyga kišenėje. Niekas nežino, nes buvo be taško, bet to lietuvių nebuvo. Žmonai ir tai nesakiau. Nebūtų išplepėjusi. Tenai, Portugalijoje. Bet būtų atvažiavusi Lietuvą, pasakytų kokie dar draugai. Tai, ką jis daro, tarybinis straipsnis pasirašinėja slapyvardę S. Karvė. Jau kaip juokinga. Ne kam nors daro ir dar kitam. Viskas aš sulėgiau. Už tai tą paslaptį tik dabar atidėgiau. Kaip ją rašėte? Susintetinote viso gyvenimo įvykius per konkretų laiką, ar po truputėlį rašėte visą gyvenimą? Visą gyvenimą ruošiausi būti rašytoju. Bandžiau gyventi taip, kad būtų ką papasakoti. Ta prasme rašiau visą laiką biografiją. Bet užrašyti ant popieriaus sėdau prieš 2 metus. Rašiau ją 2 metus. Tiek nedaug. Pusė knygos, didesnė pusė tos knygos. Kodėl? Todėl, kad berašant vieną iškildavo kitas. Paskui trečias iš to. Paskui tas nuolatinis varstymas. Ar čia iš tikrųjų įdomu plačiai publikai, ar per daug asmeniška. Daugelio knygų mugėje kalbintų lietuvių rašytojų paprastai gimtinėje nesutiksi. Jie gyvena svetur.
Ar jums, išmaišiusiam visą pasaulį, nekilo noras gyventi ir dirbti ne Lietuvoje? Pirmiausia, ir mano šeima su manim buvo. Aš buvau korespondentas užsienyje, APN, spaudos agentūros Novosti, korespondentas Kanadoje, Portugalijoje, Ispanijoje, paskui po ilgą laiką. Miela Aira, kas man užsienyje duotų tą, ką aš dabar turiu su jumis? Nuoširdų pokalbį ir kad kažkas tai manim domisi. Neužmirškite, kad aš jau, būdamas korespondentu, aš vis tiek buvau Lietuvos rašytoju. Ką reiškia rašytojas be publikos? Jis nuvysta kaip morka pernai ištraukta ir užmiršta. Yra toks dalykas kaip tėvynės meilė. Tėvynė Lietuva tai yra juk šeima, išplėsta šeima, tegul išplėsta. Joje yra ir girtuoklių, ir žmogžudžių, ir chuliganų. Kiekvienoj šeimoje jų yra. Motina gali būti negraži. Motina gali būti girtuoklė. Bet nelieka motina. Esate produktyvus rašytojas. Kokiu metu, kokioje aplinkoje dažniausiai dirbate? Ankstyvą rytą. Kai sujungt sapnų klajonės, dar tokia rūkė svajoja, kartais tiesiog užsimetęs halatą, nesiprausęs, va tik šaltų vandeniu, kavos podeliuką, kad sujungt šitos klajonės, kada galva šviesiausia. Po pietų ir vakare galiu tik tai skaityti. Nedrįstu skaityti tai, ką parašiau rytą. Ką parašiau rytą, taip pat rytą ir skaitysiu. Paprastai rašau nedaugiau 3 puslapių, o kitą dieną ne mažiau 2 puslapių išmetu. Ir vėl rašau. Bet jeigu tą daryti kiekvieną dieną, tada nėra to kvailo klausimo, įkvėpimo neturiu. Įkvėpimas nėra nukrentantis iš dangaus dalykas. Įkvėpimą reikia padaryti. A kaip jis pasidaro? Kada kiekvieną dieną rašai nors truputį, nors vieną eilutę. Visos jūsų knygos sulaukė milžiniško populiarumo. Kur Algimanto Čekuolio patrauklumo paslaptis? Mano ilgas godulys kalbėti su lietuviais. Man 82 metai, 2 metai, iš jų 75 buvo pusiau tyla. Buvo mano apsakymų knygos, buvo apysaka Legionierius. Galbūt todėl, kad aš rašau paprastai. Ir galbūt todėl, kad nerašau, kada neturiu ką pasakyti. Kaip manote, kokia laukia knygų ateitis? Ar jų neišstums internetas ir beverčiai televizijos šou? Išstums. Bet tiems, kurie greičiausiai ir vis tiek neskaitė knygų. Tie, kurie skaito knygas, jau neatsisakys skaityti ir štai kodėl. Kada jūs žiūrite televiziją, ir aš televizijos žmogus, negaliu kalbėti prieš televiziją, bet aš ją mėgstu. Tai puikus dalykas. Bet televizija tai yra kotletas, kurį padarė kažkas ir iš dalies truputį ir pakramtė jau. Jums padavė gatavą produktą. Jūsų kūrybos momento žiūrint televiziją arba internetą, arba panašius dalykus, jūsų kūrybos momento nėra. O kai jūs skaitote Maupasaną arba Čechovą, jūs perskaitėte 3 eilutes, arba antibūdą, ir pradedat matyti. Aš sustosiu, palauk, kur čia magija? Kodėl aš pradėjau matyti? Bet aš naujo skaitau ir jau taip neleisdamas toliau, kad pagautą momentą, kad aš matau tą veikėją. Pražiopsau, nuo vieno žodžio, nuo vieno posūkio, pradedi matyti veikėjus, pradedi matyti jų santykius. Kitaip sakant, skaitymas yra aktyvus kūrybinis procesas, o žiūrėjimas yra pasyvus procesas. Dėkoju už pokalbį.